Tai reiškia, tais laikais jau rusų gubernatoriai nesiskaitė tokie pabaisos, kaip, sakykime, baudžiavos laikais. Tai jau ne. Už tai, kad aš šiaip ar taip baudžiavaus laikais žmogus neturėjo teisių. O dabar žmogus galėjo nuvažiuoti ir į Maskvą ir į Petrapią ir pasiskųsti valdžiui. Kas būtų buvę iš to, nežinia, bet jis turėjo tokią teisę. Bet dėja, neteko skųstis mūsų gubernatorium. Paskui, kai mes įsikėlėm gyventi į Vilniaus guberniją, į Trakų apskritį, tai mūsų ryšiai su Vilniu, sakyčiau, sutamprėjo. Ir Kaunas buvo arčiau, bet čia tvirtovė, buvo suvaržymų, o Vilnius buvo šiuo atveju geresnis. Ir mes visą laiką turėjom ryšį su Vilniu ir kai aš pradėjau mokintis, tai aš nuvažiavau į Vilnių.